beveik Įdomus visada Australija. Daug kengūrų pakelėse, nutrenktų kengūrų pakelėse daug. Jo, nu jinai baigė universitetą Anglijoje, tada Tadas, nežinai, Londone, tai šiaip susirasti darbą ne problema, jisai programuotojas gerai, jis ten dirbo, jis metė darbą ir išvažiavo 2 mėnesių į Australiją, pakeliavo ir grįžo atgal, susirado kitų darbus ir dirbo. O čia ta voka, kur mes buvom, kai jis praeitą kartą buvo atvažiavę tam tokiam parke, kur baras toks ir gražus parkas. Tai bet čia irgi vėl vidury niekur. Aišku, kai graži diena ir turistų yra, tai gerai, bet jeigu turistų nėra, tai kažkaip jau nuobods tas darbas. Čia biškį bus toks siauras takas. Jau toks vingiuotas. Bet man jau liko tik 4,8 km. Tai čia prie pat. Iki tos pilies. Va čia tas toks. Ai, čia tas siaurasis tiltas. Viskas gerai čia. Bet ko vanduo nešvarus. Ir visur, žinokit, tai pas jos tie tvenkiniai tokie. Va, čia tas letterfrakas, kur sakė.